nuodėmės galia. Aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris. Mat aš sugebus gero trokšti, o padaryti ne. Laiškas Romiečiams 7 skyrius 18 eilutė. Taip nutinka daugeliui žmonių. Jie nori daryti gerą, būti teisais, gyventi be nuodėmių ir klastos, be melo ir apgaulios. Bet jiems tai nepavyksta. Tuomet jie patys save smerkia ir net prakeikia. Nuolatinis kaltės jausmas ir yra pasekmė to, jog neatitinki Dievo skalės. Kai kurie tiesiog truputį nuleidžia gėrio bei blogio kartelę. Taigi truputį melo iš būtinybės, truputį pykčio. Taip sąžinė kiek atblunka ir smerkiame save rečiau. Tik ar tai yra išeitis? Kai kurie žmonės apeina Dievo žodį ir gėrio blogio modelį. Aiškina visai kitaip. Šitaip iš blogio bei nuodėmių gaunasi gerai ir normalu. Ištisos tautos pasidaro savo atskirą skalę ir labai niršta, kuomet jiems apie Biblijos nurodomas gėrio ir blogo kartelis papasakoja. Yra galia mumyse greitai mus aplenkia į blogį. Pavydas, išdidumas, godumas ir visa kita yra nuodėmės galios mumyse pasekmė. Nuodėmė nėra tik vienkartinis veiksmas. Ir kaip asmuo ar piktoji dvasia, mus įtakojanti mumis, manipuliuojanti, primetant mums savo valią bei leidžianti mums būti blogiems. Mes turime priimti tai, jog ši galia yra mumyse. Kartais giliai paslėpta, kartais gąsdinančiai akivaizdi. Mes trokštame gėrio, tikrai tokia mūsų valia. Bet vien tik mūsų valios yra per maža. Ji per silpna, teigia. Nuodėmė ir vėl nugali. Kartais tik mūsų mintise, bet ji nugali. Mums reikia šventosios dvasios jėgos. Tik ji mūsų širdį gali iš pamatų atnaujinti. Tik ji gali įkalinti nuodėmės mumyse. Patys mes tik nuolat patirsime atkritę. Blogis gyvena manyje ir aš galiu padaryti siaubingų dalykų, jei tik pasiduosiu nuodėmei. Bet Jėzus mane išlaisvino ir jis saugo mane. Jis man atleido ir suteikė man jėgų iš Dievo. Ko aš klausausi? Jeigu esu artimai susijęs su Viešpačiu, jo šventoji dvasia veikia manyje. Taip galiu leistis jo vedamas, bet vargas man, jeigu einu savo keliu, greitai ir vėl susiklupsiu. Dėkoju Jėzau. Tu suteiki šventąją dvasią, norinčią mums vadovauti ir mus vesti teisingai. Dėkoju už atleidimą, kuomet ir vėl paklusau nuodėmei. Tol, kol žvelgsiu į tave ir būsiu kartu su tavimi, esu saugus nuo nuodėmių. Valdai tu, padėk man vis artimiau, vis intimiau su tavimi gyventi. Amen.